Praėjusią savaitę sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Druskininkų Viltis socialinių paslaugų centre susibūrė į adventinę vakaronę. Į renginį atvykę svečiai pakviesti apžiūrėti ir tądien atidarytą dviejų bendrijos narių sukurtų siuvinėtų paveikslų parodą. Socialinių paslaugų centro erdves praėjusią savaitę sušildė sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Druskininkų Viltis narių Vitalijos Plutulevičiūtės ir Jurgitos Kauzonaitės sukurtų siuvinėtų paveikslų ekspozicija. Abi autorės parodos atidarymo dieną neslėpė jaudulio ir džiaugėsi galimybę savo kūrybą parodyti draugams ir visiems socialinių paslaugų centro lankytojams. O kas yra smagiausiai siuvinėjant tau? Na, jūs, kaip sakoma, jūs prie širdies siuvinėjimas. Ar smagu, kad dabar tavo darbeliai yra eksponuojami parodoj? Patinka, nes juos pamato mano darbus ir viskas gerai. Ir man patinka visokios spalvos ir aš moku siuvinėti gerai. Ir man mama padėjo išrinkti spalvos ir aš išsirinkau ir man padėjo siuvinėti gražiai. Tądien socialinių paslaugų centre susirinkusių sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Druskininkų Viltis narių bei renginio svečių pokalbių parengtos programos temos buvo adventinės. Adventas tai yra susikaupimo ir rimties laikotarpis. Ir šiandien į mūsų susirinko bendrija į adventinę vakaronę, kurios metu visi susirinkusiai grožėsis mūsų neįgaliųjų merginų darbų paroda. Pasikalbėsime apie adventą, tradicijas, papročius, pasidalinsime rūpesčiais, bėdomis. Tiesiog mes pabūstime kartu. Turime labai daug svečių, turime Ratnyčios parapijos kleboną Žydrių, turim labai gerus bičiulius iš Kapčiamiesčio, globos namų židinys, Gubojos atstovus, na ir kitus. Kas suteikia neįgaliesiems žmonėms būtent polinkis į meną ir savęs atsiskleidimas šitoje srityje? Tai žinokit, mes irgi kartais netgi savęs klausėme, kiek būtent tiem darbeliam padaryti, ne tik tai kruopštumo, atidumo, darbštumo reikia, bet ir kiek tos meilės tam darbui. Čia jau yra talentas. Tai turim daug narių, kurie gražiai ir siuvinėja, ir piešia, bet tokių talentingų merginų tai yra reta pas mus. Kaip sakė sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Druskininkų Viltis pirmininkė Loreta Sadauskienė, šios bendrijos žmonės labai vertina buvimą kartu ir bendrus renginius. Tas suėjimas, pabuvimas būtent kartu mums, tai yra tikriausiai gal svarbiausia. Nes kada mes susibėgam visi tą vieną krūvą, atrodo taip šilta ir gera pasidaro. Nes tas noras bendrauti, pabūti, išeiti, susirasti draugų ir tuo labiau sulaukti draugų pas save, mums tai yra labai svarbu.